gegužę pavasario dieną, Europos dieną, švęsti kartu su mumis. Šiandien, švenčiant Europos dieną, norėčiau perskaityti dalį dokumento, kuris prieš 50 metų padėjo pamatus sukurti tam, ką mes dabar turime – taikią, demokratišką 25 valstybių Europos Sąjungą. Tai yra ištrauka iš 1950 metų gegužės 9 dieną Prancūzijos užsienio reikalų ministro Robero Schumanno paskelbtos deklaracijos. Taika pasaulyje negali būti garantuota be kūrybiškų pastangų, atsveriančių jai grėsiančius pavojus. Organizuotos ir aktyvios Europos indėlis į civilizaciją yra būtinas, norint išlaikyti taikius santykius. Europos negalima sukurti vienu užmoju arba pagal vienintelį planą. Ji bus sukurta pasiekus konkrečių laimėjimų, kurie pirmiausiai sudarys sąlygas atsirasti tikram solidarumui. Norint suartinti Europos tautas, reikia panaikinti nuo amžių tarp Prancūzijos ir Vokietijos egzistuojančias priešybes. Bendra anglių ir plieno gamyba turėtų nedelsiant duoti galimybę kurti bendrus ekonominės raidos pamatus.